Mėja drabužiai tau padės atrasti savo stilių, nuo kasdieninio žavesio iki vakaro elegancijos. Čia rasite drabužių, aksesuarų bei avalinės. Ieškai dovanos, dovanų kuponas tiks kiekvienai progai. Nepraleisk live transliacijų Facebook platformoje. Prekės yra siunčiamos, o šiaulietės sutartu laiku gali atsiimti adresu Birutės gatvė 37. Grožis tai svečias laukiamas visų. Atras grožio paslaptis su profesionale visažiste Gabrielė Pleskūnaitė. Jos talentu jau pasitikėjo žinomos žvaigždės Irūna Puzaraitė Čeponienė, Simona Nainė ir Marius Jampolskis. Ji prisidėjo prie įspūdingo arenos koncertų bei muzikinių klipų kūrimo. Suspindėk ir tu nepriekaištinga išvaizda. Sveiki brangus Etaplius televizijos žiūrovai. Šio vakaro regiono herojė, gerai žinoma Lietuvos teatro aktorė, režisierė, poetė, ir čia dar būtų galima vardinti nuostabioji Silvija Povilaitytė. O šią unikalią asmenybę laidos pradžioje mums geriau pristatys teatrologė Elvyra Markevičiūtė. Šiandien svečiuojame Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje profesoriaus Vytenio Rimkaus svetainėje. Knygos Žakas Toža Gražiosios iliuzijos ambasadorius, išleistos 2024 metais Kaune, pirmajame puslapyje jos autorė Elvyra Markevičiūtė užrašė: Miela Silvija, šią knygą norėjau pateikti įrodymą, kad aktoriaus charizma ir menas, nors ir kokie trapūs atrodytų, neištirpsta ore, nėra tik piešinys ant vandens, ar įdomus vien savo kartai ir laikui. Kiekvienas menininkas palieka savo pėdsaką, kuris gali būti kam nors įdomus. Tavasis taip pat, Elvyra Markevičiūtė. Būtent ši dedikacija ir įkvėpė mane parengti šį leidinį. 9 akrostichai rugsėjo 9 dienai. Skiriu jį visiems žmonėms, mylimiems ir mylintiems, bei savo gimtajam miestui Joniškiui. Būtent ši dedikacija. Tai ši dedikacija, kuri padarė Silvijai tokį įspūdį, pirmiausia, iš tikrųjų yra įrodymas, kad aktoriaus menas nėra toks laikinas ir trumpalaikis, kaip dauguma įsivaizduoja. Ši knyga yra įrodymas, nes aš šitą aktorių atradau labai vėlai, jis mane sudomino ir paskatino tyrimui. Ir su kiekvienu menininku gali taip nutikti, tarp kitko ir su Silvija, kuri kada nors galbūt ką nors sudomins. Bet svarbiausia, kad menininko darbas, kūryba, įdirbis turi būti dokumentuoti, nes kažkas turi kažko pasiremti. Ir jūsų laida yra kaip tik vienas iš tokių dokumentavimo atvejų, kuris kada nors galbūt ką nors ir sudomins. O dar juos jungia toks labai įdomus dalykas. Šitas aktorius, Comédie Française aktorius, ilgametis vadovas Comédie Française, buvęs reformatorius labai ryškus, turėjo labai tokią ryškią charizmą ir jis buvo labai elegantiškas vyras. Aš niekada nesu skaičiusi, kad tiek būtų rašoma apie vyro eleganciją. Bet tas jo toks išskirtinumas ir žavesys kažkaip nuslėpė tą jo pusę kitą, vidinę, nes visi matė gražuolį, elegantą, charizmatišką, tokį labai įtaigų oratorių, bet nematė po šią tokią to įvaizdžio kaukę, nematė to labai gilaus žmogaus, intelektualo, nematė nepaprastai atsidavusio teatrui žmogaus. Ir tokia ryški išorė, kai kada tampa ir kliūtimi. Tai man yra tokia paralelė su Silvija, kuri irgi taip pat labai ryški aktorė, kuri jau labai išsiskiria iš minios. Ir tam skiria labai didelį dėmesį. Aš net vieną kartą ją auklėjau, sakau, gal tau nereikia taip gatvėje paprastą dieną turėti tokį ryškų makiažą, o jinai sako, o aš esu aktorė, aš negaliu išeiti į
gatvę kaip paprasta moteris. Tai čia vis dėlto nėra šiaip kažkoks toks kaprizas, tai yra misijos suvokimas. Jo bendražygė Noelė Giber taip ir priėmė, sako, jis ne šiaip savo buvo toks elegantiškas, jis dėjo tam pastangas. Nu, koks gali būti elegantiškas vyras? Moteris tai ten labai gali įvairiai, bet jis rasdavo būdų, jis nešiojo labai šviesius kostiumus ir tas visas jos totas, tai jo įvestis, žiedas ant rankos ir tos visos tie kaklaraščiai skirtingi ir tos visos šitos fantazijos kūrė labai tokio tikrai elegantiško žmogaus įspūdį. Tai va tas suvokimas misijos aktoriaus per šitą tokį išėjimą į publiką ir nešimą tos teatrališkumo įvairovės, va tokiu dar būdu, man va juos labai atrodo jungiantis dalykas. Bet ir Silvijos atveju taip pat jos tas ryškumas jai daug kur sutrukdė, nes čia taip atrodo, kad aktorius turi būti įdomus, išsiskiriantis iš minios, visi siekia tokio kažkokio tam tikro individualumo, bet dažniausiai, kiek stebi tokias apraiškas, jos yra visada susijusios su tam tikrom srovėm. Vat tas madinga ir tada visi stengiasi tą linkme kažkaip save pateikinėti. O Silvija yra absoliučiai individuali, jinai netelpa į jokias sroves, jokias temas. Ji yra taip. Ir kai kurie režisieriai to jos ryškumą ir išsigąsdavo, nes taip, lietuviškos spalvos daug maž prislopintos. Ir man tikrai gaila, kad netapo mūza tam tikro režisieriaus, kuris būtų išnaudojęs tą jos išskirtinumą ir ryškumą. Bet tokiu atveju, kai jinai nerasdavo savo, sakykime, tinkamo išraiškos būdo, jinai pati jo susigalvodamo. Tai čia buvo vienu metu, jinai patapusi Šiaulių Marilyn Monroe ir tas jos įvaizdis buvo matomas, ryškus, netgi Paulius Arlauskas sukūrė šaržą kaip Marilyn Monroe. Tai reiškia, netgi menininkai, dailininkai pamatė joje kažkokį įkvėpimo šaltinį. O kas liečia jos vaidmenis, tai jinai iš tikrųjų yra labai plataus diapazono aktorė. Aš kai dirbau Šiaulių dramos teatre, galėjau 4 metus stebėti. Jos veiklą tai vaidino tikrai ir vaikiškose spektakliuose, visokius ten gyvūnėlius. Vaidino muzikiniuose spektakliuose, komedijose, dramose. Čia, kad jeigu labai nesiplėsti, aš porą vaidmenų jos pacharakterizuosiu. Tai buvo Lady Atterworld Gyčio Padegimo spektaklė Dūžtančių širdžių namai, kurį kūrė anglų aristokratą, labai cinišką, labai tokią uždarą moterį, tokią mėgstančią pasityčioti iš aplinkinių, žaisti jausmais vyrų, ten iš jų irgi tyčiotis. Ir jai reikėjo tokią atlikti labai sudėtingą užduotį, nes ji kaip palikusi tėvų namus labai anksti, po to labai vėlai juos grįžo. Ir tai yra didžiuliai monologai. Režisierius užstatė tokią mizansceną, kad ji kalbėdama tą savo tekstą, tuo pačiu ji išgyvena visai kitas emocijas. Ji kalba vieną, o iš tikrųjų jinai bando prisijaukinti, prisiminti tai, ką jinai paliko. Tai jai reikėdavo kalbant tą tekstą ir atsisėsti ir prisiglausti prie kolonos ir bendrauti su partneriais tuo metu. Čia tikrai buvo labai sudėtinga ir užduotis, kurią ji puikiai atliko. O kitas jos vaidmuo įvyko vėliau. 2007 metais tai buvo, man labai patiko, kaip aktorė Šiaulių Monika Šaltytė įvardijo, kad tai buvo spektaklis labai paprasta istorija Marijos Lado, kad tai buvo Šiaulių mūsų miestelis. Išvesdama paralelę tarp Gyčio Padegimo labai populiaraus kelių kartų žiūrėto mūsų miestelio, kad tai buvo Šiaulių mūsų miestelis. Ten jį vaidino visiškai kitokį personažą, tai buvo karvė, aušrelė, bet ta karvė tai buvo tiesiog simbolis moters, tokios šiltos, geros. Ten bėsės siužete, ten gyvuliai ir duoda tiesiog moralės gėrio ir grožio pamoką žmonėms, kurie yra paveiki ir kurie apverčia visą tą sumanytą siužeto planą, žmonių tos planus visus, tokius merkantiliškus, išgelbsti gyvybę. Tai va tokios dvi paralelės tarp tų visiškai priešingų moterų, tai atrodo, įrodo jos tikrai labai platų diapazoną ir galimybės. Tik kaip jau sakiau, kad vis dėlto mažai buvo išnaudota ir dėl šito labai gaila. Na, bet kadangi labai yra aktyvi ir labai išradinga, tai šalia Marilyn Monroe, jinai pradėjo skaityti pasakas. Tom pasakomis jinai labai seniai domėjosi, žavėjosi, vaidino spektakliuose, tuose vaikiškuose, bet tą televizijos laidą Šiaulių Seku tau pasaką vėlgi parodė jos išradingumą. Ji tik paprastai paskaitydavo pasaką, net ją išmokdavo mintinai, labai savitai interpretuodavo, kiekvieną personažą suvaidindavo
ir jos ten tose pateiktyse net labai žinomos pasakos, kaip Brolių Grimų arba ten Anderseno nuskambėdavo visai naujai ir kitaip. Šalia to neįtirdavo savo sukurtas pasakas. Ir aš vis dėlto tikiuosi, kad ji kažkada išleis ir savo pasakų knygelę, nes rašymas jai vėlgi nesvetimas, ji išleido, man atrodo, kokias 7 knygeles. Tarp jų yra pasakojami prisiminimai, pokalbiai, poezija, o paskutinis jos šitas įvaldytas žanras yra akrostikų knygelė, skirta joniškiečiams, jos gimtojo miesto pažįstamiems žmonėms, o akrostiko žanrą įvaldyti tikrai nėra paprasta, kai pirmosios eilutės pirma raidė ir sekančios irgi sudaro žmogaus, kuriam dedikuojamas eilėraštis, vardą. Tai manau, kad Silvija dar nekartą mus nustebins ir toliau savo išradingumu ir sugalvos tikrai labai daug visokių įdomių veiklų, kuriomis galėsime žavėtis ir kurias bus galima vėlgi dokumentuoti ir galbūt tai kažkada vėl taps kam nors įkvėpimo šaltiniu. Tai dėkoju pirmiausia Elvyrai Markevičiūtei už tokį nuoširdų Silvijos pristatymą, o Silvija dabar grįžtame prie jūsų, esate išties unikali asmenybė, pozityvi, nuolat besišypsanti ir tikrai, manau, kiekvienas šiaulietis jūs pamatęs apsidžiaugia ir diena iškart tampa graži ir nuostabi. Sakykit, iš kur semiatės to pozityvumo? Ar visada tokia buvote? Visada aš, man atrodo, jau nuo neatmenamų laikų buvo visą laiką kvatuklė ir mokykloje visi koridoriai skambėjo nuo mano juoko. Žinoma, mokytojams kartais tai nepatikdavo, bet ką darysi, jie susitaikydavo su tuo, bet mane vis dėlto labai mylėjo ir mano lietuvių literatūros mokytoja Elena Vaitekaitinė ir Stefanija Guščininė. Vienu žodžiu, aš galvoju, kad va tas noras gyventi, noras teikti žmonėms džiaugsmą, va kaip Elvyra sakė, suteikti tą misiją kurti grožį, todėl kad vienam lemta arti tuose teatro arimuose didelę vagą, kokią nors labai jau iškilę, o kai ką mažuliukę, tokią vagikę, bet ją arti reikia irgi ir šventai, ir su meile, ir su pagarba, ir su įkvėpimu. Aktorystės darbas, ar tai buvo jūsų svajonių darbas? Taip, ką jūs, aš jau mamytės pilvuke, prieš 70 metų tikriausiai šokau ir dainavau vargšeliai ten. Tai va, ne, čia yra paskirtis, yra mano duotybė ir kitaip negali būti. Aš kelis kartus stojau į aktorinį, aš šokau, dainavau mokykloje, vaidinau nuo pat 1 klasės ir su savo būsimu vyru šokau nuo 1 klasės. O, kaip smagu. Aktorystės darbas yra toks spalvingas, ar nepasimetate jame tarp tiek daug vaidmenų? Ne, nepasimeti, taigi tu myli tą darbą, kaip tu gali pasimesti. Ne, jeigu čia toks vaidmuo, tu turi taip daryti. Jeigu čia gerietė Aušrelė, vieną kartą Irutė Liutikaitė, mano draugė, sako, Silva, kokia tu gera karvė. Aš sakau, Irutė, ką aš padariau? Pasirodo, jinai kalba apie mano vaidmenį Aušrelį, apie kurį kalbėjo Elvyra. Aušreliai aš išsakydavau visas savo bėdas, verkdavau nuo 1 spektaklio minutės iki paskutinio, atiduodavau jiems visas savo ašaras ir tokiom akim. Ir viena moteris sakė, kokios nuostabės tos karvės akys. Svajonių vaidmuo, kas tai? Ar tokį turėjo? Turėjau, Deimantė mieloji, žinai, ką norėjau suvaidinti? Na, klausyk, Pelenė. Kodėl Pelenė? Todėl, kad yra Švarco nuostabi pasaka Pelenė, kuri tokia gerutė, tokia ir pasaka nuostabi, ir vaidmuo puikus. Bet žinote, Pelenė, nors beje, Janina Žeimo 40 metų vaidino. Tai gal dar ne vėlu? Na jau gal man jau ir per vėlu vis dėlto. Suvaidinote daugiau nei 40 vaidmenų, ir vaikiškų, ir nevaikiškų. Kas jums arčiausiai širdies? Ką dabar iškart prisimenate? Tai iškart va mano Aušrelė, Lady Atterword, zuikiai visi, apuokai, kiek visokių, zuikis vienas toks, kitas toks, apuokas.
Ne, kiekvienam vaidmeniu vis dėlto atiduodi savo dūšią, savo dvasią, savo meilę, savo pagarbą. Ir tai tampa nebe žodžiai, tai tampa tavo savastis, tavo esmė. Kitaip aš neįsivaizduoju savo profesijos, jeigu tu neįeini į sceną ir nepateiki viso to, ką tu galvoji apie tą vaidmenį, apie to žodžius, apie tą pjesės esmę, temą, idėją ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra meilės eleksyras, duotybė. Studijavote Klaipėdoje, bet vis tiek grįžote į savo gimtinę. Kodėl taip nusprendėte? Žinote, todėl, kad Klaipėda nepriima manęs į teatrą, o Varnas iš karto, aš tik tai padeklamavau jam vieną eilėraštuką, jam labai patiko ir jis mane priėmė į teatrą. Vieną tik tai, aš galvoju, jis manęs dar ko nors klaus. Aš taip pat visą tokią rimtą atsistojau scenoje, jau mane priima į teatrą. Aš sako, ačiū, gerai, ateikite rytoj. O kokie buvo tie studijų metai? Oi ką jūs, studijų metai tai buvo nuostabus metai ir mes mokėmės Klaipėdoje, kai buvo tokie dėstytojai, tokio aukšto profesionalumo, kad mes į paskaitas politinę ekonomiją bėgdavom kaip į teatrą, į mokslinį komunizmą. Tas dėstytojas mums pasakojo ir kažkaip tai taip sudomino politinė ekonomija, visa ta santvarkų eiga kažkokia, tai buvo nuostabu mokytis. Ir istorija, tokia mokytoja nuostabi buvo Vasiliauskaitė. Nuostabus laikai buvo ir mano dėstytojas amžiną atilsį Zenonas Božis, kuris man davė viską. Ir įdėgė meilę teatrui, meilę poezijai, meilę, netgi vieną kartą jis manęs klausė, ten rodo Rembranto kažkokią, tai dabar nebeprisimenu, kažkokią iliustraciją. Klausė, kas čia? Sakau, tikriausiai ne Rembrantas. Taip, labai gerai pasakyk, Rembrantas. Na ir po studijų grįžote į Šiaulius ir jums atiteko, jeigu galiu tai pasakyti, žmonos ir mamos vaidmuo. Kaip sekėsi tuo metu? Taip, kol kas 50 metų gyvenu su savo vieninteliu mylimu ir nepakartojamu žmogum Antanėliu. Elvyra neduos sumeluoti. Ar čia tas, kur nuo 1 klasės šokot kartu? Smagu. Šokom 11 metų, nes 11 metų tais laikais reikėjo mokytis. Ir paskui, žinokite, visą gyvenimą. Vienas ir vienintelis. Vienas ir vienintelis. Ir beje, jam aš esu paskyrusi šitą knygelę, nes mano vyras Antanas irgi mokėsi Joniškio 2 vidurinėje mokykloje ir šoko kartu su manim. Žinoma, kartais jis mane patemdavo už kasų. Aš turėjau tokias kasas, eidavo per mokyklos koridorius, tokia visa kasaliuotais. Ir per gyvenimą kojon ėjot visur kartu, susikibę rankomis. Susikibę, ne, taip jau esu labai laiminga, todėl kad gyvenimas man davė labai daug mylimą vyrą, mylimą profesiją, mylimus draugus. Tai jūs ką tik susipažinot su Elvyra. Ir aktoriai, Piaulokas, Budriūnaitė, kiek turėjau draugų, Jančiauskas, kiek buvo nuostabių akimirkų scenoje kartu bendraujant. Antanas Venskus vieną kartą, jis turėjo vaidinti vietoj senelio ir aš matau jo akis, jo bendravimą tokį, iš jo liejasi tokios geros srovės žmogiškos. Labas rytas, seneli. Labas rytas, baltoji rožė. Tai jūsų gyvenimas ypatingai spalvingas ir pati tokia esate. Visai nesenai Silvija atšventė savo 70 gimtadienį, taip pat ypatingai spalvinga. Kokia ta diena buvo? Kaip jaučiatės? Jaučiuosi, žinokite, pasakiškai, tikrai jau. Ir tokia diena, ir tokia saulė švietė tą dieną, rugsėjo 9. Mes prie jūros su mamytė, su seserim, su Antanėliu, su visais šunim, kiek turime namuose. Per bangas, prie tų bangelių, žinoma, maudytis neėjome, nes vis tiek bijojo peršalti, nes renginys buvo paskui. Bet
prabėgom tiesiog vis, mamytė žino mane, jin sėdėjo ir žiūrėjo, kaip mes ten kvailiojame per tą mano gimtadienį. Visai kaip vaikystėje. Jo, kaip vaikystėje su seserė Lenute. Lakstėme labai. Ir paskui, žinoma, mano vyras Antanėlis nuvedė mus į tokią pilį papietauti. Ir kaip ten užsakiau, brėžų kruoks kažkoks tai. Elvyra vakar žiūrėjo, ką reiškia brėžų, pasirodo, kaip ten buvo tas brėžas. Nes Jėzus Marija, ką būčiau žinojus, kad ten elnės tikrai nebūčiau valgysi. Tai turėjot tokią ponišką vakarienę. Oi, karališka, ten vien karaliai tokie išpaišyti visoje toj pily. Čia jau Latvijoje netoli mūsų sienos pasakiška buvo šventė, tikrai Antanas padarė man didžiulę. Tai aš dabar nežinau, kaip aš jam atsidėkosiu per jo 70-metį už 2 mėnesių. Tai kur man reikės į Paryžių jį nuvežti? Oi, čia turėsit galvos. Turėsiu galvosūkį didžiulį. Minėjote ir Joniškio bibliotekoje dar savo gimtadienį. Kaip vyko ten? Ten buvo gausus būrys jūsų draugų, kolegų, artimųjų. Taip, ir mokytojų, kurie mane šokt mokino. Žiūriu, mano mokytoja, kuri mane 7 klasėje šokti mokino. Ir tokia visa švytinti, tokia egzaltuota. Aš pribėgo greitai, padovanojau knygą, padovanojau baltą rožę. O kad laiminga buvo. Paskui draugai mano draugė Dalia Tamosinaitė Petniūnienė, paskui poetė Regina Bredytė. Pridovanojo gėlių, tai dabar namuose taip tik kalnas sudėtas. Jūs esate pati kaip didžiausia ir gražiausia mūsų gėlė, tad manau tikrai visi su malonumu jums dovanoja tas gėlės. O kalbant dabar apie jūsų dabartinį gyvenimą, nuo aktorystės šiek tiek pereite prie rašymo. Jau esate išleidusi net 4 knygas, papasakokite mūsų žiūrovams apie jas. Taip, kaip viena jūsų kolegė mane vadina, aš turiu teisę pasigirti, nes aš jau sulaukiau tokio amžiaus, kai turiu. Graži moteris kartais turi pasigirti. Ir jūs tikrai turite tam teisę. Jūsų viena kolegė mane vadina Šiaulių legenda. Tai va ta Šiaulių legenda pradėjo nuo eilėraščių apie teatrą. Pirmasis mano leidinukas poezijos vadinosi Žodis į juodą erdvę. Ten buvo tokie eilėraščiai, žinoma, jie labai tokie skaudus, gilūs, tokie jau apie nemigos naktis po nesėkmingos premjeros, kad ten vieną žodį kur nors pamiršai. Paskui antra knygelė buvo, vadinosi Paeiliavimai ant balto rožės žiedlapio, kai jau aš pradėjau savo tą aktorinį imidžą kaip baltą rožę pateikti. Ir ten irgi buvo tokių jau, bet jau jie tie eilėraščiai darėsi trupučiuką šviesesni, jau ten nebuvo tokių tragedijų apie neišvaidintą mano esmę. O paskui aš parašiau tokią knygutę, tik neatsinešiau dabar, Padėkojimai Joniškio krašto žmonėms, ir ten yra tokia gatvė pas mus, aš ją pavadinu Atminų gatve, nes atvažiuoju į savo gimtą Joniškį ir tu atvažiuoji į atminimus. Ir tie visi, ten yra akrostichų, vienas tik tai, bet vis tiek tai yra atminimai skirti žmonėms. Pavyzdžiui, mano draugės vyrui Petniūnui, kuris yra išėjęs prieš 3 metų, aš parašiau kaip obelis jo sode, laukia jo sugrįžtant. Paskui aš parašiau eilėraštį Guščinui poetui, Joniškio poetui. Irgi eilėraštis yra, kaip aš stoviu prie jo kapo ir gailiuosi, kad aš neperskaičiau jam, nesukūriau jam nei vieno poezijos renginio. Ir tas eilėraštis įdeda visus jo parašytų knygų viršelius. Tirpstančių vyšnių kraujas ir taip toliau. Ir galas pabaiga to eilėraščio yra gyvuok, poete. Jis, man atrodo, būtų. O jau kai buvo mano mokytoja patenkinta Guščininė tuo eilėraščiu ir jo vaikai. Ir aš dabar praeidama pro jo toks yra knyga
prie kapelio, aš taip nusilenkiu pagarbiai ir atsiprašau jo. Ir vat po to, dabar man jau kai sukako šiek tiek daugiau negu dera gražioms moterims. Nesutema. Ir aš taip pagalvojau, prirašyta tų akrostichų pilni kampai. Guli vargšeliai tuose etažerėse, tuose lentynose ir verkė, kad negali išeiti į šviesą. Tai aš tai pagalvojau, jeigu vat, Jono Avyžiaus bibliotekos darbuotojas jau nori mane šiek tiek pagarbinti, aš sakau, tai reikia man greitai paimti tuos eilėraštukus skirtus Joniškio žmonėms ir išleisti atskirą knygą. Aš taip, jie kad laimingi, žinokite, o tie, kas paliko tose etažerkose ir tose labai verkė, nes negali išeiti į publiką. O aktoriams neišeiti į publiką, taigi nuodėmė, taigi nelaimė. Tai va taip ir gimė tos knygutės idėja. Ir paskui aš, kaip jau skaičiau laidos pradžioje Elvyros dedikaciją, man tikrai aš labai dėkinga Elvyrai, kad jinai paskatino mane nenuleisti taip petukų, o eiti pirmin. Vis tiek gyvenimas nesibaigė, juk jeigu tau 70. Jisai man dabar netgi geriau, todėl kad antra jaunystė. Aš galiu rašyti, kada noriu, aš galiu gultis, kada noriu. Aš turiu šuniuką nuostabų, kuris žiūri mane tokiom akytėm. Ir aš rytą vakare per pietus visada su juo pasivaikštau. Ir savo šuniuką aš net pavadinau spektaklio Gražuolės vardu. Gražuolė jinai mano. Buvo toks spektaklis, kur aš vaidinau Širdžių damą, vadinosi Gražuolės. Aš vieną kartą ateinu į teatrą, žiūriu parašyta Gražuolės, vaidmenų paskirstimas, o manęs nėra. Tai kas aš tada? Paskambinau Agnei Dilytei, sakau, jūs tik į mane pažiūrėkit. Jinai pažiūrėjo ir davė man vaidmenį. Jūs tik į mane pažiūrėkit. Iš akių jūsų matosi. O paskui pavadino mane labai gražiai Lotoso žiedu po premjeros, kaip Lotosas iš visokių negantų, iš visokių pilkumų, iš maurų išlenda ir džiugina žmonės savo gražna. O jūs tikrai džiuginate ir esate herojė, manau, nei vienas nesudvejotų, bet tradiciškai klausiu savo pašnekovų, o kas jums yra regiono herojus? Vytenis Rimkus. Nuostabus žmogus. Aš kartu su juo Joniškio miesto Jono Avyžiaus bibliotekoje švenčiau savo 50-metį. Simbolinėje vietoje esame dabar net. Tai įsivaizduojate, po 20 metų aš susitinku su juo. Taip. Tad tikrai simboliškai filmuojame laidą Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekoje. Ačiū jiems už šią erdvę ir galimybę būti arčiau. Na ir taip pat tradiciškai savo pašnekovų visada teiraujosi, kokia vieta jums Šiauliuose ar Šiaulių rajone yra pati mėgstamiausia, artimiausia širdžiai. Teatras, miloji mano. Kitaip ir galėtume atsakyti. Tik teatras, jam atiduotas gyvenimas, jam atiduota mano siela, jam atiduota mano gražna, jam atiduota viskas. Dabar žinoma lieka gražus prisiminimai, bet vis tiek tai man brangiausia vieta Šiauliuose. Žinoma, paskui namučiai, taigi juos tvarkyti reikia, ant tankui valgyti daryti reikia. Bet teatras, manau, tikrai antrieji jūsų namai. Taip, taip, taip. O jeigu turėtume magišką galią ir Šiauliams galėtume suteikti kažkokią tai super galią, burtų lazdele pamojuoti lygiai kaip teatre, kokią suteiktume Šiauliams? Aš pamojuočiau burtų lazdele ir visi nusišypsotų, eitų laimingi, šypsantis. Ir va ta šypsena, jinai pakeltų jų dvasią, ji būtų kaip simbolis, paskui kurį reikia eiti. Šypsena yra visoko pradžia ir visoko pabaiga. Šypsokimės! O mūsų laidoje šypsenos tikrai netrūko, daug juoko. Esu beprotiškai dėkinga jums, Silvija, kad sutikote dalyvauti mūsų laidoje. Įkvėpėte, manau, tikrai ne vieną mūsų žiūrovą. Skleiskite savo šypseną, juoką, gerą emociją. Esate išties unikali. Ačiū dar kartą. Dėkoju jums visiems.